Taigi. Šiandien aš esu prie Lietuvos upių motinos Neries, taip ją galima pavadinti. Ir dabar yra tas sezonas, kai ne man vienam susisuka galva dėl vienos vienintelės žuvies – lašišos. Lašišą aš bandžiau pagauti jau ir pernai, tačiau nepavyko to padaryti, tai nusprendžiau pabandyti dar kartą. Tai dabar mano pats pirmas tikslas yra susirasti vietą, kur gyvensiu, miegosiu ir valgysiu. Ir susiradus ją, antras tikslas yra įsikurti. Tai paliku savo namelį čia ramybėj ir einu žvejot. Ką tik nusipirkau leidimą lašišams arba šlakiams, kurio kaina buvo 5 eurai. Susikraunu visus savo super mega žvejo įrankius ir leidžiuosi ten, kur gyvena ta žuvis. Aš pernai kiek kitaip žvejojau šitas žuvis, plaukiau kanoje, o dabar šiemet nusprendžiau įsikurti vienoje vietoje ir bandyti žvejoti čia apylinkėse. O gali būti, kad radau, iš kur gersiu vandenį. Nu, duosi man kažką šiandien. Arba rytoj. Iš tikrųjų, šita vieta yra visai šalia manęs. Jinai nėra tobula, bet gali čia būti, gali sustoti lašiša. Žinau, kad ten aukščiau yra daug geresnė vieta ir labai populiari vieta, tai automatiškai ten yra ir žmonių. Žvejosiu su tokia blizgė. Pirmas. Manau, iš šitų augalų, jeigu yra labai šalta, būtų galima susikurti gan šiltą paklodę arba užvalkalą. Pradėjo lyti. Niekad nemaniau, kad išauš tokia diena, kai pirksiu skėtį fotoaparatui. Iš tikrųjų nusipirkau dėl to, nes su tuo maišu, kurį anksčiau dėdavau, tai aprasoja objektyvas ir tada turiu problemų. Nu mažiausiai, ko man trūko, tai šito. Bus lietaus. Na, šitoj vietoj prie savo buveinės, savo irštvos lašišos aš neradau. Ir dabar yra be 15:02 dienos. Tai galvoju, kilsiu upę aukštyn ir bandysiu ten. Ir dabar eisiu toliau nuo stovyklavietės, tai žinokit, niekada nėra smagu palikti daiktus be priežiūros. Niekada nežinai, kas gali užklyst, bet aš turiu vieną labai veiksmingą būdą.
Ir šiuo metu, būtent rudens sezono metu, visas lašišas ir visus šlakius yra privaloma paleisti. Man atrodo ir toks jausmas, kad čia vyksta kažkokios skautų sueigos stovyklos ar kažkas panašaus. Nes viskas gražiai surišta, supakuota, padarytos vietos, kur miegot, pamest, užkabint tentą ir įvairių keistų skautiškų ženklų. Ir čia visur pilna tokių stovyklaičių. Lašišų žvejyba man asmeniškai yra pati sudėtingiausia tikriausiai žvejyba, tiek fiziškai, tiek emociškai. Fiziškai tai atrodo, kad stuburas į triusikus gali subirėti čia stovint visą dieną, o emociškai tai tiesiog protas visada sako, nu dar vieną, nu mes dar vieną, nu gal dabar. Ir taip visą dieną mėtai ir nei matai, nei girdi, nei užuodi, nei jauti lašišos. Iš tikrųjų pamatyti tu ją gali, ji dažnai pasirodo kažkur upėje, tas vadinamas išėjimas, bet kol kas aš jo nemačiau. Nutrūko blizgė. Pradėjo lėti šiandienos žvejybinį pasirodymą, aš baigiu, einu namo. Dar vienas. Esu įsigijęs naują žvejybinę aprangą, nes mano senoji, tai jau senokai batai pradėjo jiest prašyti, o visas kostiumas tiesiog leidžia pro visur, kur tik įmanoma. Tai su šita daug patogiau, daug sausiau ir daug maloniau žvejot ir vaikščiot. Bus geros kompanijos. Čia niekam tikęs medis, šitas centras tik geras, kuris duoda kaitros ir šilumos. Ir iš tikrųjų, kaip aš buvau pasilgęs Lietuvos, kur reikia pačiam prisirinkti malkų ir užsikurt laužą, nes Suomijoje beveik visur buvo jau parūpintos malkos. Ir būtent dabar Lietuvoje man yra vienas įdomiausių, gražiausių laikotarpių, būtent rudens sezonas, nes viskas čia nurimsta.
o šiandien vakariniai bus sriuba, sūrio sriuba su dešrelėm. Kas tu esi? Bulvių skutimo mašina. Aš jums galiu tikrai vieną pasakyti dalyką, kad skust bulves prie laužo yra daug maloniau nei namie. Visada stovyklaujant reikia ieškoti tokios vietos, kur būtų arti vandens šaltinis. Aš taip nepadariau šį kartą, tai man reikia eiti 200 metrų. Pradėjo lyt. Spėkite, ar aš turiu kur paslėpti nuo lietaus čia prie laužo. Vištos sultinys. Ir į tą sultinį viską sutvatinam. Morkas, dešras, bulves, keptuvės dalykus uždengiam ir paverdam. Prieskonių, saldžioji paprika, česnakai, pipirai. Išmakalaujam. Lydytas sūris, pupelės, svogūnų laiškai, petražalės ir krapai. Žinau tik tiek, kad jūs turėsite ateiti ir padėti man suvalgyti šitą sriubą. Bet kadangi jūsų yra tiek daug, tai problemų nebus. Sriuba, sriuba, sriuba. Pradeda vėl lyt. Bet kaip jūs galvojate, ar man tai rūpi? O koks yra sriubos skonis, aš jums leisiu šį kartą patiems nuspręsti pagal tai, kaip atrodo. Aš stovyklaudamas siekiu tokio momento, kai susideda keli elementai į vieną, tai šį kartą yra ruduo, laužas ir karšta gardi sriuba. Tiesiog gaunasi vienas labai geras, nežinau net kaip įvardinti, tiesiog geras. Taip pasakysiu. Daugiau nei pusę nuvalgiau, tai manau pasiliksiu jau rytoj. Šiandien diena tokia. Rytoj tikiuosi bus kitokia ir jau su lašiša. Einu miegot. Bet man reikia fotoaparatą įdėti čia, tai leisit? Nors šiąnakt buvo tik 4 laipsniai šilumos, bet miegojau kaip koldūnas, kokių 45 laipsnių vandenį. Dar neverdantis, bet šiltas. Kadangi mano katilas užimtas sriuba, tai ėjau prasinešti vandens į dangtį. O vandens man reikia kam? Kavai. Liaudės išmintis byloja, kad norint pagauti lašišą, turi valgyti lašišą. Tai šiandien tą ir padarysiu. Valgysiu bėgeliukus su rūkyta lašiša ir lašišos ikrais. Tai yra geriausios drėgnos gamtos servetėlės. Lašiša, paprika, majonezas. Ir šiek tiek aštresnio padažo. Ne ant kelnių, aišku, bet užtraukiam ir sumakaluojam. Ir tokiose maišelėse maišyti stovyklaujant yra labai gerai, nes nereikia plauti indų. Šiaip tai kiaušinį čia reikėtų virt, bet ką aš esu padaręs su savo katilu, jūs patys žinot.
Labai gali būti, jog tai bus brangiausias mano valgytas sumuštinis. Tai yra labai gardu. Tai dabar pavalgau ir bandysiu eiti į kitą, ne savo žaidimo aikštelę. Savo bandysiu žvejot vakare, kai grįšiu, o dabar kilsiu aukštyn ten, kur yra daugiau žmonių ir leisiuosi čia. Apsirengti šitos rūbus ryte nėra labai malonu. Šiąnakt miegant kokią 4 ryto, šalia manęs už kokių 100 metrų nuvirto milžiniškas medis. Ir man tiesiog dar kartą priminė, kad yra gana svarbu apsižiūrėti vietą, kurioje stovyklauji, kad nebūtų visiškai lavoniukų. Aišku, tikimybė, kad ant tavęs užvirs yra beveik lygi, kad žaibas įtrenks, bet čia bent jau tikrai gali apsižiūrėti, kad nėra nei vieno virtuoklio. Saulė. Nu ką, skelbiu antrą lašišos medžioklės dieną. Strigau. Lašišai tokios ryškios masalų spalvos yra naudojamos dėl to, nes jos net nesimaitina šiuo metu. Joms reikia tiesiog sukelt agresiją. Tai teigia teoriškai, kad tos ryškios spalvos tai ir padaro. Man atrodo, ką tik mačiau išėjimą. Dabar tai pagalvojau, upė yra greitkelis ne tik žuvims, bet ir paukščiams. Paukščiai naudojasi būtent tą upės vaga, tęsiaja, kad nuskristų iš vieno taško į kitą tiesiog su mažu vėjo pasipriešinimu ir visiškai jokių kliučių. Tai jie, kai skrenda palei patį vandenį. Apgavau. Lašiša yra viena iš tų žuvų, 1000 metimų žuvų. Tai kiek man čia liko, nei daug, nei mažai. Dabar yra be 22, pradėjau šiandien žvejot 10 ryto. Aš neįsivaizduoju, iš kur saulė gauna tokių gražių teptukų, bet norėčiau ir aš taip spalvinti. Viskas, einu į savo namus.
Tai dabar pasišildau savo vakarykštės sriubą, pavalgau ir užbaigsiu šiandien lašišos žvejybą čia. Nu tikrai per naktį paskanėjo. Nežinau, kodėl aš dažniau sriubų negaminu. Dar niekad nesu stovyklavęs tokiam varinyne, jūs pasiklausykit. Kaip aš pasilgau pažvejoti ir pabūt prie mažos upės. Deja, pažvejoti šiemet jau nelabai, bet pabūt gal ir pavyks. Viskas, šiandien viskas. Žinau, kad jums liūdna. Man irgi liūdna, kad nepavyko šiandien pagaut, bet aš galiu, žinokit, jūs palepint. Iš tikrųjų, šiemet aš savo pirmą lašišą jau pagavau, tik kiek anksčiau, prieš kelias savaitės. Tai keliamės į tą dieną. Ačiai pirmo lašiš. Gal atsokbiš daugiau? Ne, nereka nuo jos daugiau. Aš nežinau, daivutė gal per silpna biškai. Ir. Pirma lašiša mano gyvenime. Ir pirmai savo gyvenimo lašišai aš simboliškai daviau mamos vardą. Dabar lieka tik pagaut patiną ir galėsiu duoti tėčio vardą. Šita žvejyba jau buvo 5 per visą šį sezoną ir pavyko tik vieną žuvį pagauti. Bet žinokit, ta vienintelė lašiša atperka viską. Tiesiog, nu kaip viską. Neatperka prarastų masalų ir išleistų pinigų licenzijoms, kai jų net negalima paimti ir suvalgyti. Aš aišku juokauju. Man šita žvejyba nėra apie tai, man labiau jinai yra apie rudens, tikro rudens pradžią, taip galėčiau pasakyti, nes tiesiog neris, jos apylinkės nusidažo tom tikrom rudens spalvom ir pamatyt, sugaut, paliest ir pajaust tą žuvį tokiom sąlygom man yra taip. Rudens sezono lašišos žvejyba man yra apie tai. Ir rytoj yra paskutinė diena, spalio 15, kai galima žvejot. Po to bus galima tik po naujų metų, kai šios žuvis padės kiaušinius, ikrus ir plauks atgal į jūrą. Šiandien vakarieniai bus vištienos su sūrio kotletais kažkokiais. Krakmolas. Ir spėkit, kur mano majonezas. Sudėjau ne ten, kur reikia. Aš ir galvoju, kodėl to majonezo tiek daug šiandien ryte buvo. Senu geru patikrintų rankų būdu. Nu, kaip minėjau, čia turėjo gautis kotletai. Bet kaip visi matom, nesigavo. Bet aš vis tiek bandysiu juos kažkaip iškept kotleto formate.
Čia kiaušiniai rytoj į tą mano lašišos sumuštinį. Galiu pasakyti, kad pirma dalis gavosi geriau nei tikėjaus. Pagal planą turėtų šiek tiek apkepti ir sukipti. Arba ne. Ką norite sakykit, bet kotletai turi savo formą. Turi ir skonį. Tai gal šiek tiek neturi druskos. Oi, rūksta dūmai. Kažko. Turiu desertą ir net ne vieną, o du sūrio pyragą ir brownie. Tai pradėsim nuo brownie. Skanaus. Labai browniškas brownis. O brownis lietuviškai tai čia būtų kaip? Tiesiog rudis. Nu, štai ir viskas. Rudis jau mano sistemai. Laikas sūrio pyragui. Labai geri desertai. Oi. Virto aukštyn papais. Ko ne kurortas? Man šiandien diena labai patiko. Pabaigsiu arbatą, pasiklausysiu audio knygos ir eisiu pamiegot. Tai iki ryt. Sveiki atvykę. 8:30 ryto. Nežinau, ar esu kažkada taip ilgai miegojęs, bet auštant visada būna šalčiausia, tai šiąnakt buvo kokia 5 ryto, 3 laipsniai šilumos, tai kažkaip užsnūdau. Nebeveikia šitas. Nudegiau. Pusryčiams rūkytas šimašius. Nedarykit taip namie. Nu, gera žinia yra ta, kad kirpėjui sutaupiau laiko. Nežinau, kelintą kartą jo einu, bet greičiausiai bus paskutinis. Žinot ką? Aš tikrai per dažnai sulaukiu klausimų, kokius daiktus aš naudoju būdamas miške. Tai kaip pavyzdys, mano pjūklas yra Silky Big Boy, skeltuvas Jubo XXL, o dronas, pavyzdžiui, yra DJI Mini 4 Pro. Tai visi daiktai šitie ir dar kiti, kurių yra labai daug, yra sukrauti būtent į Contribui arba Patreono platformas. Ir tie, kas mane remet, matot viską, ką aš naudoju, ką turiu, o kas neremėt, gali tapti ir pamatysit. Tai ačiū, kad prisidedat. Labai esu dėkingas jums. Ir dar ten yra visos stovyklaitės, kur aš būnu. Be viso to kartais paskelbiu dar ir kokį konkursą. Tik niekam nesakykit, gerai? Št. Yra tokia gudrybė, bent jau man pasiteisinus, kad reikia kiaušinius virt į verdantį vandenį, jeigu norit, kad būtų tokie apvalūs gražūs nusilupeliai. Man patinka čia būti. Ir apskritai man patinka daryti tai, ką darau.
Nes aš galvoju, jeigu man nepatiktų kurti, tai greičiausiai ir jums nepatiktų žiūrėti. Labai paprasta. Tai galiu jums trumpai pristatyti šiandienos planą. Dabar jau yra 10:30. Nusipirksiu licenciją, susikrausiu, susitvarkysiu visus daiktus ir eisiu pažiūrėti pirmiausia savo namų aikšteliai, o po to kilsiu aukščiau. Lašišos čia nebuvo. Einu dabar pasimsiu kuprinę, nusinešiu visus daiktus į savo mašiną ir tada bandysiu dar pažvejot ten aukščiau. Aš taip darau tik dėl to, nes noriu sušilti. Nu ką, bandom užkariat lašišą. Buvo kibimas. 100% buvo kibimas. Po 3 dienų pirmą kartą kažką pajaučiau. Labai liūdna, kad neužkibo. Vėl buvo kibimas. Dabar yra po 3:10. Kažkaip reikia užlipti ant šito akmens. Jeigu užkib žuvis, nežinau kaip aš ją. Ten buvo išėjimas, matėt? Nu dabar bus arba juokingai, arba labai gerai. Viskas, pradėjo lyt, dabar yra 5 valanda vakaro, skelbiu lašišų sezoną uždarytą. Pagavau vieną lašišą, vieną žuvį ir man jos yra per akis. Neįsivaizduoju, kiek padariau šią žvejybą metimų, jūs žinot, aš galiu tik spėti, kad kokius 387. Spėjau? Ne. Paspauskit patinka, parašykit komentarą ir prenumeruokit kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly geri puikus žiūrovai.